Nu tai kon jūs arktinę šalčią nukamuoti žmonės. Sveiki, sveiki. Kaip šeštadienį rytas jūsų? Nesušalėt? Girdėjau per radiją, kad šalčiai neblogi tenais buvo pas jumis. Sakė, šalta labai, visi žmonės pergyvena, va Jėzu, viskas sušalt, gali viskas susprogt. Nevažiuokit niekur, likit namuose. Pas mane ketvirtadienį iš trečiadienio į ketvirtadienį naktį buvo -33 šalčio. Va, po maikė, aišku, reikėjo su užkurtu varikliu mėgoti, kad oro sistema neužšaltų. Kad kuris užšals, tai aš nepergyvenu. Va, baisiausia buvo, kad oro sistemai kranai neužšaltų. Pamėgojau kiek. Tadagi Rorvike pasikroviau. Pasikroviau Rorvike vakare. Pakrovė vakare, ne naktį vakare. Šutinau į Gardemoiną. Ir trečiuku važiuojant šalčiai buvo labai didelis. 33 maksimumas buvo, tai pagrinde apie 30, 28, 27 laikėsi. Nu nesušaliaugi. Su visom galūnėm nenušalė, tik tais ryte, kai išėjau į lauką, nuo šalčio galvojau, kad veidas nukris. Antiek smeigia tas šaltis, kad neduok tu dievi. Tai va, žodžiu, nuvažiavau, išsikroviau tą žuvį, 7 valandas prastovėjau ketvirtadienį. Ketvirtadienį 7 valandas prastovėjau prie rampas, kol atvažiavo kita mašina, parkrovė žuvį. Ir 11 valandą nakties nuvažiavau nuo rampas ir ėjau mėgoti. Penktadienį ryte atsikėlus apie 11:30 važiuoju atgal į šiaurę. 1200 su kapeikam, gal 1240 kilometrų. Tuščias važiuoju į Bogojų krauti žuvies. Tai iš Rorviko, kur važiavau į Gardemoiną, tai va, tuo pačiu keliu važiuoju atgal. Tai pravažiavau nusukimą Rorviką ir dar tolyn Šutinu. Tolyn Šutinu. Liko apie 500 kilometrų. Vakar 700 su virš paėmiau. Jeigu nebūtų maišėsi tie 12 volčiai ir mažesnis plikleidis būtų buvęs, tai būčiau daugiau paėmus, bet pastoviai slidu ir nieks nepavažiuoja ir neleidžia aplenkti. Jūs tai, jeigu bijokit, nevažiuokit tada, ar važiuokit iš lėto, tai nors galėtų nesimaišyti, jeigu mato, kad yra kas skuba ir greičiau važiuoja, bet nepraleis, tik tiesioji pasidaro, aš vat biš dievagosiu. Paaiškinkit man, durnam, kodėl, kai yra, tarkim, ištisinė kokia, ar ten tokie nežymus posūkėliai, kur matomums labai mažas yra. Ir važiuoja prieki lengvikė. Jinai važiuoja 70, 80, velniop, važiuok. Bet kai pasidaro tiesus kelias ir kai tu gali jį aplenkt, pradedi lenkti, jisai pradeda gazuoti. Dedu 90 su virš, kad tik neaplenkt. Kai tik vėl nebegali aplenkti, tada vėl jisai velkas. Vat tūpai nesuprantu, kodėl žmonės taip elgėsi. Yra ir Lietuvoje tokių gerų fruktų, kurie taip pat elgėsi.
Nesuprantu. Tai jeigu tu važiuoji 70, tai ir važiuok, leisk aplink kitam, tegu tas nuvažiuoja, bet va, kai apsilenki, tada tas, kuris lėkia, kažkaip tais nebelėk. Nebėr pointą knys protą kitam. Tai kam čia ir belėk, tada žiūri per veidrodį, atslyka. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Važiuojam krauti žuvelą, šiandien yra šeštadienis. Reikia kažkaip kempingės pasidaryti. Pirmadienį pakravimas ir važiuosiu į Švediją. Biškį aš jums parodysiu. Dabar dieną turėtų geriau viskas matytis. Parodysiu aš jums pakilimus visus, kur tada važiavau naktį ir nelabai jų matęs. Dieną dabar geriau matysis. Tai va, žodžiu, lėkiam po biškį ant priekį. Kelias tai toksai, ką žinau, pliklis, ledas buvo gerai. Artėju prie Nordnorge ženklą ir prasideda pliklis, ledas toksai. Nu, nieka tokia. Važiuojam tolin. Nu va, įvažinėsim į šiaurinę Norvegiją. Privažiuosim net ženklą Nordnorge. Seniau būdavo iki šitą ženklą geras kelias, toliau prastas. Dabar atvirkščiai. Dabar iki šitą ženklą prastas kelias, o toliau geras. Nes labai daug kelių Norvegijai išplatina. Tai dabar platu viską. Normaliai važiuoti galima, posūkiai netokie žiaurūs, kaip prieš tai buvo posūkis ant posūkio. Ir kalnai, medžiai, akmuo ir sniegs. Va tokie va vaizdai Norvegijos šiauriniai daly. Iki Mosjono 93 km. Važiuojam toliau. A jūs pasigražėkit. Nežinau kuom, bet ne tokiu vaizdu kaip Lietuvoje. Pakliuvau ant kontrolės.
Žiūrėsim, kur papasakas. Suka ratus aplink puspriekabę. Pažiūrėsim, kuo atras ir prie ko prisikabins. Ko jis tenais kažkur rado. Jo, kažkur rado nuėję vidun. Ja. Kontrolę technikinį pereisiu eilinį kartą. Važinėsiu į vidų ir pas šituos, pas transportinius praeidinėsim kontrolę. Žiūrėsim. Balė. What's about my trailer? It's good? That not will be driving the whole? Need a document from truck and trailer, Yeah. company, your paper, semi. I'm empty. Yeah. Going low to fish. Okay. I go. All papers should be here. And my drive license, yes? Yeah. Okay. This one. Na jo, pažiūrėsim, prie ko prisikabins.
Praeidiniai, žodžiu, technikinė palindęs viens po mašiną, kažko ieška, tikrina, kits tikrina popierius ir dabar matyt prie ko nors prisikabins. Kažkas negerai. Na, bajeriukų buvo, tikrina mane. Sakau, kas negerai? Sakau, kas negerai su puspriekabe? Sako, čia Scania. Sakau, nevaryk, sakau, Scania pati geriausia mašina pasaulyje. Žvengi transportiniai. Ir paskui žiūrė, nieko nerada prie ko prisikabinti. Girdžiu, žinutė ateina, pasižiūri, tipo kontrolė praėjo. Ateina transportinis, atiduoda dokumentus. Sako, aš jam sakau, nu tai ką, sako, jau nebe pati blogiausia mašina, juokės, viską. Sako, mes išnekėm tas, kur, sako, po apačią vaikščioje, sako, jisai dirbo su Scania, o aš, sako, dirbau prieš tai su Volvo. Nes Norvegijai transportiniai, beveik visi transportiniai Norvegijos yra buvę furistai. Tai šiaip malačija. Supranta, žodžiu, furistą darbą ne taip kaip Lenkijoje ar Lietuvoje, kurie tik tais per patikrinimą yra sėdėjai už fūras vairą, taip net nesuvokia, koks tai važiavimas, kokie parkingai ar dar kažkas. Norvegijai žymiai paprasčiau viskas yra. Maladėts, tie transportiniai supranta, perdirbai, pasakei, kad užpustytas tai parkingas buvo, negalėjai važiuoti, važiavai iki kito. Jie supranta viską, ypač žiemos laiku. Jie nesikabinėja prie to labai. Lietuvoje, Lenkijoje, o jezau, jie tik pamata, kad tu nusižengi, jie rankytėm jau pradeda trinti. Tai va, žodžiu, paleida, pasiekėm su transportiniais, paprikolinam, važiuojam toliau. Technikinę praėjau, viskas tiko, viskas gerai jam. Tai va, žodžiu, lekiam saliaras užsipilti ir važiuojam toliau. Privažinėjom
poliarinį ratą. Tas Arctic Circle Center. Ten po dešinę pusę. Po dešinę pusėlę yra kažkoks centras. Tai va, stepėm tokiom kalnų viršum važiuojam. Biški vėjukas pučia. Galvojau bus baisesnis. Nelabai toks baisus, bet yra pusta kelią. Tai temperatūra -11. Tai va kelias ledukas, bet nuberta biški, kad neslystų. Čia kažkokie tais geltonais ar raudonais numeriais mašinėlų vėjuosi. Nu, įdomu, tenais toliau matas kelių pūsta neblogai. Vietas yra daug, bet važiuoja viduriu. Na ja. Smagiai. O, kad duoda vėjais. Neblogai. Neblogai pūsta. Na. Man rodas ir priekaba mano jau pradėt šoną nešti. Nes aš kadangi tušęs važiuoju, tai labai lengva. Jo, neša šonan priekabą. Dievi. Ja, vėjas pučia ir... Nu, tu čia raminkis. Vėjas pučia ir šonan neša priekabėlų. Nes lengva, o ant kelio ledas. Ja, įdomiai. Ir kodėl? O, praleidžia. Senai laikas buvo praleisti, o ne dabar tik tais. Na, nieka baisaus, normaliai. Nesmarkus čia toks jau vėjais, galima normaliai važiuoti. Oi. Išėmėm pocukėlį. O, kad duoda. Ja. Balta visur, balta. Ja, mes važiuojam, lakiam krautis, skubam. Na tai kaip jum kraštovaizdis, apledėję kalnai, keliai. Pasidariau pauzę, pavalgiau, kavos iššoviau. Liko iki vietą 172 kilometrai. Ir vse, ir išeiginiausi nuvažiavęs. Bet nusėtie 172 kilometrai bus sunkiausi, nes prasidėt kalnai, ar reikės kilti va į tavą, kur priekį matais kalnas į patį viršų. Tai žodžiu, tušiam tai dzin, bet čia krautam, kai reikės važiuoti. Dievi, čia variklę kankinims būna per tokius kalnus varyti. Nu, bet žiemą nešalta, tai yra šalta, tai variklis kaista, bet ne taip baisiai, kaip prie +30. Ja, va šitai būna, kai išlend, net nepasižiūrėję, ar atvažiuoja kas ar neatvažiuoja, nusišvilpt.
Taip ir būna. Atiltas 4,1. Tai ku, kilsim ant kalniuką. Tokį nedicką. Ratai iš karto sukasi, ledą pagavę. Po kairę pusę neblogas skardis bus. Yra buvę, kad šitą vien su žuvim leidosi pakalnį ir šitą posūkį neišėmė. Ir neblogą atitvarus padaužė. Čia po kairę pusę skardis ir jūra, fjordas. Taip va atrodo. Aha. Iš šono būtent šitaip atrodo. Taip va, iš priekio taip atrodo. Iš šono va šitaip. Geriau matytis. Ir čia skardis. Ten apačioj vanduo. Ir čia pabiški, dabar nebekylu į kalną. Dabar kaip ir susivienodina. Tai būna, kai reikia leistis, kai reikės pirmadienį leisti šituo ledu, na kalną, tai nieka gera būna. Tiksai iš tenais va atvažiavam ir va taip va atrodo čia. Gražu, ne? Man irgi ne. Nes kai reik važiuoti, nieka gera. Ir dabar va, leistis. Vėl tenais, dabar leistis. Ant apačių. Čia va, šitaip atrodo. Diena, kai ir tai biški. Nors gali pažiūrėti kažką, o naktį, kai važiuoji, tai čia vapšiai nieko nepamatysi. Tamsu į tiek. Į tunelių tas maratons prasideda, tunelis po tunelio. Ir neaukšti tunelį. Čia po dešinę pusę ledus apšalė, vanduo bėga nuo kalnų ir sušalė. Tai va, važiuojam tolyn. Ne. Kaip jums keliukai. Nersim į tunelį. 4-2 aukštis. Ir dobėtas. Labai dobėtas. Reik prisistabdyti, bo čia neina tilpt, prasilenkt normaliai. Iški. Yra baisu prie kraštą prisitraukti. O paskui labai skaudžiai šaldytuvas nukentėti gali. Kai
akmenys vošių kampa. Oi. Važiuoju ir niekaip galo nėra. Palei fjordus keliauju. Pa dešinę pusę akmuo, po kairę vanduo. Ir važiuoju iš. Matyt nieko įdomaus. Kai tamsu, nieko nesimato. Jau geriau dieną negu naktį. Tai vasarą vapšė pasaka čia važiuot, kai kiaurą parą, visą parą saulė šviečia. Tai net pamiršti ir ilgas vapšė dienos šviesas net pamiršti, nes jų nelabai reiktai. Susitaupo biškį šviesas, nuvažiuoji į apačią. Į pietinę dalį ten Švedijos ar Norvegijos, tai tenais jau tamsu būna. Tai keista biškį. Kai vieną naktį bandai užmigt ir saulė tau jėki šviečia vidurnaktį, o kitą naktį tamsu būna. Tai biškį keistoka. Na, bet žmonės tie, kurie gyvena čia Norvegijai, tai biškį, šiaurė ypač, tai man atrodo, stogelis turėtų važiuoti. Žiemą visą laik naktis, vasarą visą laik dieną. Nemirksėk. Pas mane lempų daugiau negu pas tau. Tai va. Važiuojam. 129 km liko, 81 km pagrindiniu keliu ir 40 km, beveik 50 km bus šunkeliais palei fjordus. Tai va. Va taip mes ir gyvenam. Ir be to prisipažinkit, kuris penktadienį mane matėt. Mirksėjot ir majavot. Nes Gardemoinį prasilenkiau su viena fūra, ten žinau jau tą žmogėlį. Paskui su Lengvykiam prasilenkiau, žodžiu, jėti mirksėjo rankas kėlė. Da su keliom fūram irgi pamirksėjo. Ranks pakėlė, tai greitai prisipažinkit, kuris man mirksėjot. Nu ką, atvažiavau ant pakravimo, atsistojau kaip ant iš karto prie rampas, kai roviau, matyt vis norvegai žvairom dabar žiūri, atsistojau. Šitaip. Nors pakravimas tik tais pirmadienį, aišku, ekspresas, reiks skubėt, tai atsistojau iškart prie rampas, kad taupyt laiką ir iš karto pakrautų mane. O dabar ką, šeštadienio vakarą, 7 valandas vakarą, einam ieškoti Tūliką, nes aš čia labai senai esu buvęs. Tai reikia dabar Tūliką ieškoti. Kur jisai čia buvo, nelabai atsimenu. Tai prie Vundenė esu. Teritorija tokia. Žuvins. Tenais toliau yra tilts, dabar tamsu, nesimato. Tai
labiau dieną kas nors pasimatys, o aš ką eisiu išeiginiauti. Tikiuosi, nieks manęs neišvaris nuo rampos. Tikiuosi. Pabandys kempings pasidaryt, gal pavyks. Tai va, žodžiu, čia va vairuotojai bodėlė, tūlikai ir nežinau dar kažkas, šavo arba C. Kas tai dar daugiau yra, nebeatsimenu. Reikia žiūrėti. Nu ką, tūliks, dušas ir please take off shoes. Tipo negalima toliau eiti su batais, tai nes pripurvinsi. Tai eini be batų. Tai žodžiu, nuėjau pasižiūrėti, atsiminiu, tūliks čia, vėjai žiaurins, dabar nieko nesimaits, pakrantė čia va, bet čia tamsukai subiniai, nieko nėra, tai žodžiu, drožiu į kabiną, einu ėst kažko pasidaryti, pavalgyti ir mąstyti įsijungt serialą arba filmą kokį ir žiūrėti. Tai va, į pakraus pirmadienį vėl pradėsim darbus. Į oro uostą keliaus žuvis ir mąstyt vėl paščiurkas kirsinai. Nu, nieko, kaip nors. Svarbiausia, man, kad išeitų kempings pasidaryt. O taip, pirmą kartą taip stoju prie rampos naglai. Kai visi vietiniai stovi padešinė tenais. Aš atsistoju iškart prie rampos. Nu, 4 rampas yra. Tikrai vienu momentu visų rampų nereikės. Tai va, žodžiu. Einam ilsėtis, savaitgaliauti. Gerai ir jums savaitgalio. Ir susimatysim pirmadienį arba antradienį. Tai va, čiau, paka, žodžiu.